Sveiki, kadangi esu vatnikas, man labai patinka, kai už mano nugaros yra koks nors Kremlius. Va kaip dabar, labai gražus Kremlius, gulbės ir taip toliau. Aš iš tikrųjų visada juokauju, kad laukiu karo su Rusija, su NATO, kad tarp jų bus karas. Aš juokauju, iš tikrųjų aš nelabai tikiu. Bet dabar žiūriu, nepaisant visų teigiamų developmentų, kad Trumpas tampo jau prezidentu, jau sako, kad galbūt JAV išstos iš NATO, kad jau bus taika ir džiaugsmas ir laimė kartu su NATO ir Rusija. Nepaisant šitų teigiamų developmentų, žiūriu, kad dabar Nausėda grasina, kad Lietuvoje krašto gynybai bus skirta 5,5% BVP, tai vadinas padidės mokesčiai ir vadinas vėl turtingi žmonės turės emigruoti iš Lietuvos, kad nemokėtų tų mokesčių. O mokesčius surinks iš tų žmonių, kurie gyvena vidutiniškai. Tai yra kvaila ir šito aš nepagaunu. Tai jeigu taika, jeigu jau viskas išsisprendė, jau susitarė dėl karo Ukrainoje pabaigos, kodėl jie nutarė didinti išlaidas krašto apsaugai daugiau nei 2 kartus, nuo 2% BVP iki 5,5. Įdomu, žiūrėsim. Gal Lietuva viena planuoja kariauti be JAV ir be NATO su savo 5,5. Tai, suprantat, kai tiek didinami mokesčiai ir išlaidos krašto apsaugai, tai klausimas kyla, ar negeriau, kad pagaliau pasibaigtų tas karas, Rusijos pergalė ir pasibaigtų mokesčių kelimai ir prasidėtų normalus gyvenimas. Tai ir yra įrodymas, kad Lietuva nėra priklausoma nuo JAV. Tiek, kiek daug kam atrodo, pavyzdžiui, Švenčioninė ta pati. Arba Rusijos televizija, kuri nuolat sako, kad Lietuva yra JAV marionetė. Iš tikrųjų, mes matom, kad taip nėra. Lietuva yra daug agresyvesnė nei JAV. JAV nenorėtų kariauti su Rusija tiek stipriai, kiek Lietuva. JAV galima ir kritikuoti vyriausybę, ir Trumpas gali tapti prezidentu. Lietuvoje tai yra neįmanoma. Tokia kritika vyriausybei, kurią, pavyzdžiui, išdėstė Trumpas, kuris ten atvirai vadino ir idiotų ten prezidentą savo ir taip toliau. Ir Bideną, ir ten Obama. Lietuvoje neįmanoma tokia kritika. Ir Lietuvoje neįmanoma galvoti apie taiką su Rusija taip, kaip apie tai yra galvojama JAV. Tai parodo, kad Lietuva yra nepriklausoma nuo JAV. Ir jos asmeninė neapykanta ir yra šaltinis to konflikto, ta prasme, tai yra nepriklausoma nuo JAV neapykanta. JAV nori draugauti, o Lietuva nori padidinti karinį biudžetą iki 5,5% BVP. Tai parodo nepriklausomybę Lietuvos nepriklausomybę. Ir aš apie tai jau seniai šnekėjau, iš tikrųjų. Net paimt patį svarbiausią lietuvių tautos paminklą Jono Noreikos lentą, kurią aš sudaužiau. JAV ambasadorius tada sakė, kad Lietuva privalo nukabinti tą lentą, kurią aš sudaužiau. Todėl aš ją ir sudaužiau. O, reiškia, jie vis tiek ją pakabino atgal, kur ji techniškai iki šiol ir kaba. Tai suprantat, JAV ambasadorius sako, nukabint, aš sudaužau ir lietuviai vis tiek ją pakabina tą ir mane nuteisė ir aš dabar slepiuosi Vengrijoje jau virš 5 metų nuo Lietuvos policijos. Tiek Lietuva yra nepriklausoma. Tai mes turim suprasti, kad ta neapykanta ir tas noras kariaut su Rusija eina iš lietuvių vis dėlto kultūros gelmių. Kažkur yra kažkokie monstrai, kurie nori verčiasi į tą karą. Aišku, tai yra mažuma. Aš dažnai sakau, kad tai yra durna tauta. Tame yra tiesos. Bet ašgi nesakau, kad visi yra durni. Kažkaip taip atsitiko, kad bet tie durniausi, jie turi didžiausią įtaką
politiką, jie turi didžiausią įtaką mokesčių sistemai ir dėl to va tokie žmonės kaip aš negali gyventi Lietuvoje, gyvena šiuo metu Vengrijoje. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą